Leis savo perkel dėmesį į kūno pojūčius. Tiesiog sustok. Pastebėk tos pojūčius, iš kurių žinai, be jokių abejonių, kad esi čia, kad sėdi. Ir gali leis savo patirt tai, kas jau ir taip vyksta. Tai dėl ko nereikia stengtis. Kažką ypatingo daryti. Tai yra pojūčiai. Kvėpavimas. Ir pastebėk ten, kur kūne galbūt jaučiasi tam tikras suspaudimas ar nepatogumas. Ar galėtum toj vietoj kūne tiesiog padaryti truputį daugiau erdvės. Duoti leidimą tam pojūčiai, tai energijai keistis. Judėt. Ir kartais protui atrodo, kad jis turi žinoti, kas įvyks, kad turi kontroliuoti. Kad jeigu buvo pasiūlymas duoti erdvės, tai tos erdvės turi atsirasti. O tada klausimas kiek, o ar teisingai. Kartais norim kontroliuoti savo pojūčius. Kartais mintis. Dauguma tiki, kad turėtų galėti kontroliuoti ir valdyti mintis, kurios ateina. Ir pasmalsauk, patyrinėk vieną dalyką. Ar žinai, kokia bus sekanti mintis? Jeigu nežinai sekančias, tai dar sekančias žinai. Tai ar gali tada jas kontroliuoti, jeigu nežinai, kokios bus? Daug minčių yra tiesiog reakcija. Reakcija aplinkos, impulsą, į trigerį, į kitų žmonių žodžius, veiksmus, įvykius, į žadintuvą, į kalendoriaus priminimą, į žinutę. Tu net nežinai, kada ir kas nutiks. Bet kažkuri dalis tiki, kad tu esi tas, kuris viską valdo. Tas, kuris turi galėti viską valdyti. Ir daugumai nenori atrodo, kad problema yra tame, kad nepakankamai gerai kontroliuoja. Kai tuo tarpu visiškai praleidžiam akivaizdų tikrovės patyrimą, kad nieko mes nekontroliuojam, tik kartais labai norim kontroliuoti. Gali pagaliau duoti savo protui aišku atskirimą. Noriu kontroliuoti, reiškia stengiuosi, svajoju, įsivaizduoju, trokštu, bet to neturiu. Kontroliuoju reikštų, kaip pasakiau, taip ir yra. Galiu valdyti tiesiogiai.
Tai ar gali, ar valdai, ar tik nuolat nori, stengiasi ir įsivaizduoji. Tai galėtum pasveikinti ir pripažinti visą troškimą, bandymą, stengimąsi. Patį tą įsivaizdavimą, kad aš galiu ir turiu kontroliuoti situaciją, žmones, įvykius. Kad turiu galėti kontroliuoti savo kūno patyrimą, pojūčius, nuotaikas. Kai akivaizdus patyrimas rodo, neina, tai galėtum nerimtai pasveikinti ir pripažinti, labai noriu, bet neina. Ir kaip dažnai atrodo, jeigu prarasiu kontrolę, o Dieve mano, kas bus? Ir kas bus? Tu ir taip nieko nekontroliuoji, sveikinu, jau praradai. Ir vėl. Ir dar kartą. Tai gali apkabinti tą dalį proto, kuri buvo susipainiojęs, kuriai atrodė, kad jos misija, jos darbas, jos užduotis yra kontroliuoti tai, ko nifiga nekontroliuoji. O jeigu kažkas vidai šiaušiasi ir nori ginčytis, bet ašgi galiu, aš žinot, kaip keičia žmonės tą žodį. Sako, bet ašgi galiu įtakot. Kad jau nesakyčiau, kad kontroliuoju. Sakau, įtakok. Ir tai tas pats žaidimas. Tiesiog pačiam savo pasakojimas, kad gali tai, ko negali. Nes tu nežinai kada, nežinai kas įvyks. Ir net nežinai, kaip tu tiksliai tai sureaguosi. Gali turėti ketinimą, gali turėti intenciją, kaip norėtum, bet nežinai. Tai gali leisti savo keletą kartų giliai įkvėpti ir pripažinti visas tas istorijas, kuriuose savo sakei, kad turi kontroliuoti, kad turėjai kontroliuoti, kad turėtum galėt kontroliuoti. Gali pasveikinti visą rūpinimąsi, kaip kiti pagalvos, kaip kiti pasijaus, kad kiti jaustųsi gerai, nes tai tas pats. Tai tas pats įsivaizdavimas, kad tavo mintis, tavo protas gali valdyti aplinką. Jei tai būtų, turėtum žmonių, kurie užnesa ir nervuoja, nes visi tiesiog šoktų pagal tavo dūdelę. Nebūtų situacijų, kuriuose tyliai keikiasi, nes jas visos vyktų kaip tu nori. Tai gali atsisukti tą dalį savo proto, kuri įsivaizdavo, kad turi misiją, kad turi didžiulį darbą, kad turi stengtis, kontroliuoti ir valdyti. Ir gali švelniai pranešti, ei, mažutį, susipainiai. Tu gali tiesiog dabar ilsėtis, net jeigu trumpam. Tai niekada nebuvo tavo misija ir užduotis. Tai galėtum pasiūlyti truputį daugiau saugumo,
šilumos, dėmesio. Viskam, kas slėpiasi už noriu, stengiuosi, turiu ir privalau kontroliuoti. Nes kaip taisyklė, ten yra krūva nesaugumo ir baimės. Nerimo, įtampos. O ką jeigu pripažintum, kad dabar, čia kur esi akivaizdžiai saugus. Įsėdi kambarį, tai nieks nevyksta. Jei esi kur nors laukia, tai apsidairyk ir pažiūrėk, ar te kas nors puola. Ir akivaizdu, kad esi saugus. Tai gali leisti ir tai daliai proto, kuri bandė viską kontroliuoti, kad būtų saugiau. Tai pamatyt. Parodyk. Ei, va saugumas. Jis čia, jis dabar. Tu gali ilsėtis. Gali pastebėti, kas vyksta. Ir ilsėtis. Ir leist kiekvienai kūno ląsteliai gauti tą priminimą, kad dabar galima ilsėtis. Tiesiog dabar. Tiesiog čia. Ir kartais ilsėtis visai nereiškia būti nejudančiam. Pirmiausiai, tai yra saugus, švelnus buvimas su savim. Kai smalsiai pastebi, kas nutinka kiekvieną akimirką. Ir gali leisti tam nutikti. Nes jau yra saugu. Ir tada ta dalis, kuri neaišku, kiek metų stengiasi suvaldyti ir sukontroliuoti, gali ilsėtis. Ir gali įsileisti poilsį ir žinot, kad jis tau prieinamas. Ir dar, ir dar, ir dar. Ir leis savo keletą kartų giliai įkvėpti. Iškvėpdamas pereik dėmesiu visą kūną iki pat pėdo. Ir dar kartą. Ir kitam bus patogu. Gali atsimerkti, pasijunant, keliauti toliau.